pirma lyga jūsų ekranuose ir prezidento Valdo Adamkaus VDU sporto centras taip pat. Šiandien čia laukia 11-ojo turo rungtynės, kuriuose Gerašius atsidūręs jau varžovų aikštės pusėje. Čia klaida gynyboje, smūgis į vartus ir įgriuvęs, bet leidžia žaisti arbitras toliau. Čia Okečiukvu. Kairė koja, smūgis ir Viliuševic. Užkurnys. Geras perdavimas Venskui ir čia gali būti pavojinga. Venskų smūgis į vartus ir neblogas. Geras Miliaus perdavimas, Tunsas yra ir Venskų šalia. Vėl žaisti čia Adomas Užkurnys, tą ir pavyksta padaryti. Venskus į baudos aikštelę, aukštai kyla ten. Adomas Užkurnys pats bando smūgiuoti ir Kajodė gali bandyti aštinti žaidimą. Ta dabar jis ir daro. Lola Kajodė, baudos aikštelėje Kajodė. Adomas Užkurnys ir Vėjas Pocius prie kamulio. Pociaus perdavimas, geras perdavimas ir čia kamuolys vartų tinkle. Arnas Matas Bružas. Taip, Matas Bružas, ką tik pasirodęs aikštėje, sugeba pasižymėti Vėjui Pociui. Čia prarastas kamuolys, gera galimybė Šiauliams ir smūgis, kurį atlieka Klemensas Gustas. Smūgis aikštėje, jėgų kupinas. Pavyksta Pociui kamuolį prasimesti, čia net ir baudos aikštelėje. Pocius jo smūgis. Pocius jungiasi į ataką Bružas. Bružas atgal Pociui, šis baudos aikštelėje smūgis ir dar kartą. Ir būtent ten, Tautvydo Burdzilausko krašte dabar Šiauliai rezga savo ataką, smūgis į vartus, Joris Aliu toliau nuo savųjų vartų. Vyšniauskas gerai laimi dvikovą, puikus Vyšniausko epizodas, Vėjas Pocius galima užbaigti šias rungtynes, tą Vėjas Pocius ir padaro. Antrasis Kauno Žalgirio B komandos įvartis. Rungtynės yra baigtos, arbitrai skelbia apie dvikovos pabaigą.